praėjo Radical Street renginukas. Tai jo, turim čiut biški damage, kur kuoliuką, man atrodo, pasiėmiau su užpakaliu. Ir dabar važiuojam pas Marių, reikia pamontuoti vėl padangų Matsuriui, prapurtyti važiuoklę, pažiūrėti, kas yra, ir buvo išmetę vanuso išmetimo klaidą, tai reikia pasižiūrėti, dėl ko ten gali būti. O mes jau ir čia. Garažėlis. Nereikia nei reklamų, nieko, kiek gerai dirbi, tai žmonių yra ir taip. Opa. BMW's kabo ir triperis kabo. Klauso, daktaras, klauso. Turim biškį per didelį tepalo slėgį. Ir radau, kur barška skarda apačioj. Tai viskas gerai. Išvažiavau iš Mariaus. Jisai rado, kad leidžia tepaliuką per tepalo aušintuvą. Tai užsakytos naujos tarpinės. Plyšus viena variklio pagalvė. Nors šiaip važiuojant kaip ir nesijaučia, bet apžiūrėjo, užsakė naują pagalvę. Realiai kažkada pirkau, ieškojau šrotose, tai buvo praktiškai tokia pati kaina kaip dabar naujos. Ir tepalo slėgio reguliatorių užsakėm naują, nes tepalo slėgis buvo gerokai per didelis, negu turėtų būti. Išvalius reguliatorių kaip ir pakrito, bet aukšta riba, į viršutinę ribą telpam, koks turėtų būti slėgis. Tai užsakė Marius naują reguliatorių. Aš pas Suboskį užsakiau šesus, nes yra klibantis šesas. Užsakiau, aišku, iš pradžių ne tą, kurių reikia. Tai juos būtent jau iš karto Oskaras išsiuntė. Tai aptarnavimas zaibys, bet užsisakiau ne tą, ką reikėjo. Tai aš jam po to iš karto parašiau, tai dar reikės paimti tą šesą, kurio reikia. Bet gerai, nes turėsiu nuo atsarginių šesus, kažkas atsitiks, tikrai tas dalykas susinaudos. Tai va, penktadienį viską pakeičiam, jau bus visos dalys, viskas, Marius penktadienį laisvesnis, viską pakeičiam ir važiuojam sekmadienį į Matsurį. Jis bus gerai. Galite atvažiuoti, bus drift taksi.